Labas rytas. Šiandien jau antradienis, dabar po 8:06. Tai miegojau šitam alyvuogių sode. Čia apelsinų sodas. Tai apelsinų dar nėra kas skint. Visi žali. Tai pietum pasim neišeis ar pusryčiam sulčių įspaust. Bet anyways, tai vakar sunkiai visai užmigau. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad pilnatis ar kas. O šiaip tai šiandien atsikėliau, nežinau, prieš 7, tai po 6:30 gal susidėjau palapinę viską, nes bijojau, kad kažkaip vis tiek čia žmonės turbūt vaikšto. Tai mano spėjimas pasiteisino. Jau pusę daiktų buvau susidėjęs, tai keli žmonės praėjo, bet pasisveikinau, tai draugiškai atrodė. Tai nemanau, kad kažkokių problemų bus. O kad ir bus, tai jau daiktų susidėjau viskas, jau važiuosiu. Tai nei valgiau, nei gėriau. Palapinės viršų tiesiog pasidėjau taip, nes visiškai visas šlapias nuo rasos. Tai manau, kad pakeliui vis tiek išdžius, nes šiandien diena nusimato šiltesnė žymiai nei vakar su saulė. Vakar labai debesuota buvo. Tai varysiu dabar greitai užkasiu kažką. Ten tokią vietą vakar prie soliukų radau. Dar dasipirksiu vandens, biškį apsivalysiu daiktus, nes čia labai molinga vieta buvo. Tai visi batai, šiukšlės įsimesiu. Ir viskas, varysiu į priekį. Tai kaip sakiau, šiandien kalnuota diena graži. Geras kelias turėtų būti. Tai va, ką, varom. Nu va, štai kur mes važiuosim. O čia tai vaizdai. O čia tai bus smagu.
Važiuoju, žiūriu, guli šernas nukirstas, vargšas. Savo. Tikriausiai su mašina partrenkė kažkas ir viskas. Nieko, ką padarysi. Toks gyvenimas. Nu, liko 5 kilometrai šios 6 šios dienos atkarpos. Tiksliau jo, šios dienos atkarpos, tada pradėsiu rytojaus atkarpą. Bet toks žemyn kelias, bet biški čenki manki. Žiauriai akmenuotas. Dabar kokius 3 kilometrus. Tai žiauriai lėtai važiuosi, nes biški bijau tam tašiam ir tašės pamest ir kažką sulaužyt, kai tiek svorio. Tai, nu kažkaip pabiški ir pravažiuosiu. O taip tai diena graži. Kelias visai geras buvo 9, nu va tik iš šito iš esmės. Visa kita buvo arba plentas, arba labai geras, gražus gravelis. Tai va, tai įdomu, kas laukia prieki. Nes dabar pagal D nusileist turėčiau nuo kalno. Ir tada 10 kilometrų stačios labai įkalnės. Nu tai va, tai toks planas, kad šitą pabaigt, biški gal pertraukėlę pasidaryt ir tada bandyt bent jau tą įkalnę įvaryt. Nežinau, ten gal 700 metrų, tai per 10 kilometrų. Tai įlaužt tą įkalnę ir viskas. Tada jau čia didžiausias darbas padarytas. Ir paskui rytoj tai taip labai mažo procento nuokalnė visą dieną praktiškai su keliom įkalnėm, bet šiaip taip po truputį žemyn ir varysiu nuo šitų kalnų. Tai va, prisipyliau. Buvo vandens toks šaltinėlis miestelį tokiam. Tada spyliau vandens, tai dėl vandens jaučiuosi saugiai. Tikrai pakaks ir šiaip pravažiavau dar paskui kelis miestelius, tai ten irgi buvo tie fontanėliai. Tai manau, kad vandens tikrai užteks, o rytoj jau pravažiuosiu didesnį miestelį, tai vėl pasipildysiu atsargas ir panašiai. Ką reikia lėkti toliau.
Nu, atvažiavau į vietą jau, suradau kur miegot. Miestelį biškį parduotuvė buvo labai mažytė atidaryta, tai nusipirkau tiesiog sardinių ir bulkos ir viskas. Vandens turiu. Dar vieną rytoj mažytį, ne miestelis, gyvenvietė, ten 5 namai pravažiuos, tai manau, kad vandens fontanėlis irgi bus dasipils. Ir už 3-4 km kažkur, dabar jau mažiau, kitas miestas jau yra. Tai va ten jau normaliai pasipildysiu viską. O nakvynės vietų kelias radau, nes čia tiesiog nykynė, čia visiškai nieko nėra. Bet norėjau, kad netoli būtų kelio. Tai kelias vat už šito pastato. O čia vat ir statysiu palapinę ir miegosiu. Tai nesimato nei nuo kelio, nei nuo kur kitur, biški lygiau. Mažai tų kietų durenčių žolių, tai palapinės gal nepradurs. Ir viskas, o ten mačiau labai daug triušių. Zuikių bėgioja.